Tai sveiki visi. Šiandieną pasidalinsiu būtent tuo plačiau, kuo dalinausi jau anksčiau. Tai yra mūsų lieknėjimų iššūkis, kuris truks net 3 mėnesius. Ir bus toksai maratonas, kurio metu ne tik tai numesime svorio, sumažinsime apimtis ir žinoma, pagerinsime savo savijautą, bet ir išmoksime tam tikrų dalykų, kuriais galėsime vadovautis toliau, kad tą būtent savo grožį išlaikyti. Ir tada iš karto dalinuosi ekranu ir parodysiu, kas mūsų laukia. Taip pat papasakosiu, ką būtina įsigyti ir kokie veiksmai bus. Tai šį maratoną pradėsime jau kitą savaitę. Ši savaitė yra pasiruošiamoji, tai labai lauksiu kuo daugiau jūsų prisijungiančių ir tada pažiūrėkime, kas laukia būtent maratonų metu. Tai pavasarį pasitikėme lengvesniais. Tai yra lieknėjimo ir geros savijautos iššūkis, kuris užtruks net 3 mėnesius. Tai šis iššūkis susidarys iš 3 etapų. Tie etapai bus tokie, kad pirmiausiai bus valymas, tada riebalų deginimas ir tada koncentruosimės į grožį. Ir tikslas viso šio maratono yra sumažinti svorį ir apimtis, pagerinti savijautą bei suformuoti sveikus įpročius. Tai mums bus reikalingi 4 tokie dalykai. Tai yra papildai, tai yra maistas, tai yra aktyvumas ir kūno priežiūra. Tai pradėkime kalbėti apie pirmąjį etapą, tai yra būtent valymas. Valymas yra labai svarbus, galbūt netgi ir yra vienas iš svarbiausių etapų, kurio metu mes paruošime organizmą, tai yra išvalysime būtent tai, kas nėra jam reikalinga ir kas trukdo mum mažinti svorį ir sveikiau maitintis. Tai taip pat kartu su išvalyto organizmo sumažinsime ir uždegiminius procesus, kurie sumažys ir tam tikrus kitus dalykus, bei išmoksime sveikos mitybos pagrindų. Tai pradėkime metus tinkamai su mūsų specialia programa. Pirmąjį mėnesį mums bus reikalingi papildai. Tai bus reikalingi 2 papildai pirmajam mėnesiui 30 dienų kursui, tai yra Michi Detox ir Michi Antiparazitas. Šie 2 papildai bus skirti būtent kūno valymui, tai yra detoksas, tai viso organizmo valymui ir antiparazitas būtent visų parazitinių likučių išsivalymui taip pat ir šie papildai bus naudojami kartu. Naudoti juosius reiktų pagal rekomendaciją po 1 kapsulę per dieną. Tada dar turėsime padidinti kartu ir vandens sunaudojimą, tai yra mažiausiai 1,5 arba netgi 2 litrus per dieną. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad šie papildai tikrai gerai veikia. Man asmeniškai jie mažina apetitą. Ir kartu automatiškai norisi mažiau valgyti, bet aš, pavyzdžiui, išgeriu tikrai per mažai vandens, tai šitą irgi turėsiu pati išmokti, bet tikrai, sakau, labai gerai apetitą tai tikrai sumažina. Aš jau praktiškai perėjau iš 3 dienos valgių su užkandžiais į 2 dienos valgius ir 1 gal užkandį. Ir man tiesiog automatiškai pakankamai ilgai nesinori tiesiog valgyti. Ko anksčiau nieks nebūdavo. Ir tada pereikime būtent prie maisto. Tai pirmiausia, ką mes turėsime atsisakyti, kad būtume tikrai pilnai išsivalytume tą savo organizmą, tai yra visiškai atsisakyti cukraus ir saldumynų, būtent šitą visą pirmąjį mėnesį, kol valysimės, viso greito maisto, įvairių saldintų gėrimų, baltų miltų gaminių. Taip pat dar yra labai rekomenduojama atsisakyti ir acto produktų, tai yra būtent įvairių marinuotų dalykų ar kažko tai, arba juos vartoti labai labai minimaliai. Taip pat dar kartu neįtraukiau į šitą sąrašą, kad taip pat ir alkoholis visas turėtų būti atsisakoma būtent šitą bent 1 mėnesį, kol išsivalysime organizmą.
ir maitinsimės taisyklingos lėkštės principu. Dabar kaip jinai atrodo, ta taisyklinga lėkštė? Taisyklinga lėkštė sudaro tokios 3 dalys. Vieną antrąją lėkštė sudaro daržovės arba vaisiai gali būti. Vieną ketvirtąją, atsiprašau, sudaro baltymai. Tai kas yra žuvis, mėsa, kiaušiniai, ankštiniai ir taip toliau, priklausomai nuo to, koks jūsų yra mitybos būdas. Ir 1/4 sudėtiniai angliavandeniai, tai kruopos, bulvės ir taip toliau. Ką labai reiktų paminėti iš tų, kad reiktų labai atsakingai taip pat rinktis, neužtenka tik tai prisidėti ten daržovių ir užsipilti kažkokiu riebiu padažu ar kažko tai vėlgi lygiai taip pat reiktų privengti įvairių riebių padažų, geriausia juos pakeisti alyvuogių aliejum arba tai pasigaminti kažkokius tai prieskonius ten su kokiom citrinų sultim ir panašiai. Ir vengti tų ypatingai pirktinių įvairių padažų. Dabar pereinant prie baltymų, žuvis, mėsa, kiaušiniai, ankštiniai, tai vėlgi reiktų atkreipti dėmesį būtent į naudojamą mėsą. Geriausia yra liesa mėsa, tai vištiena, jautiena, kalakutiena. Jeigu naudojate kiaulieną, tai taip pat vėlgi žiūrėkite, ką naudojate. Lygiai taip pat netgi ir vištienos geriau naudoti, pavyzdžiui, krūtinėlę ir nenaudoti tų kitų dalių, pavyzdžiui, kaip tos, kurios yra riebiausios dalys, ar ne? Ir lygiai taip pat kiaulieną, jeigu naudosite kiaulieną, tai irgi geriau, pavyzdžiui, naudoti nugarinę, sprandinę, kažkokią, tą, kaip sakyti, tikrą mėsą ir atsisakyti tų visų riebiųjų, ten kur kojos ar šoninė, ar ten dar kažkas, tai tas, kas yra riebu pakankamai. Tai bent tą laikotarpį, kol išmoksite taisyklingai tai vartoti. Sudėtiniai angliavandeniai, kruopos, bulvės ir taip toliau, tai vėlgi geriau būna mažiau bulvių vartoti, mažiau vartoti, tarkim, baltų ryžių, geriau naudoti įvairias kitas atmainas, kaip boliviniai balanda ar ten kažkokios kitos kruopos, saldžioji bulvė ar tiesiog naudoti, tarkim, kažkokias troškintas daržoves ir taip toliau. Ir tas lėkštės principas, jis čia galbūt jums gali atrodyti, kad jisai yra būtent kaip pietų, ar ne? Pusė lėkštės salotos, tada kepsnys ir, tarkim, bulvės, ar ne? Bet kaip maitintis tada ryte, vakare, ar ne? Tai pavyzdžiui, galime valgyti lygiai taip pat vaisius, galime valgyti kažkokius blynus, kurie ne iš balto milto, bet iš kažkokių kitų alternatyvų, ar tai beglitimiai miltai, ar tai bus kažkokie kiti miltai, pasigaminsite, ar varškės tiesiog netgi kažkokius blynus ir taip toliau. Tai tada paraleliai reiktų naudoti, pavyzdžiui, pusę lėkštės vaisių kažkokių ir kita dalis, tarkim, tie blynai kažkokie su varške, tarkim, ar su kažkuo tai, ar ne? Lygiai taip pat pusryčiam galima darytis salotas, kiaušiniai ir duona. Duona vėlgi ne baltų miltų, rinktis juodų miltų arba išvis be glitimas. Dar ką svarbu būtent apie maistą žinoti, tai reikia labai labai išlaikyti būtent tą principą. Ir geriau naudoti vaisius pirmoje dienos pusėje, o vakare geriau valgyti daržoves. Tai lygiai taip pat vakarui galite pasirinkti tiesiog arba kažką kaip pusryčių meniu valgote, arba valgyti tą patį pietų meniu, arba vakarienė tiesiog pasigaminti salotos. Salotos, daug daržovių ir atitinkamai vėl baltymų ir angliavandenių šiek tiek. Ir tiesiog visas tas racionas. Aišku, maisto į grupę dėsime tikrai, kaip sakyt, įvairių receptų, kad turėtumėte iš ko pasirinkti, kad tai nebūtų vien tik tai nuobodus tas maistas ir žinotumėte taisyklingai, kaip tai daryti. Gerai, pereikime toliau. Tada darysime kūno priežiūrą, kad
organizmas ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės švytėtų, ar ne? Tai mums bus reikalingos įvairios termopriemonės, tai bus reikalingas kūno šveitimas mažiausiai kartą arba 2 kartus per savaitę ir daugiau skirti dėmesio įvairioms probleminėms zonoms. Tai kuo ypatingi termogaminiai, tai kad jie skatina medžiagų apykaitą, mažina apimtis bei stangrina odą. O naudoti reiktų kasdien arba pagal rekomendacijas kartu su masažu ar aktyvumu. Dabar pasakysiu iš savo patirties, aš pati naudoju būtent baltąją liniją, tai šveitiklį ir termokremą. Tai tas naudojimas nėra sudėtingas, tiesiog netgi ir šiandien tai padariau, išsimaudžiusi, tiesiog nusisausinau odą, tai išsimaudžiau, tai pirmiausiai nusišveičiau visą odą su šveitikliu ir tada nusisausinus išsitepiau būtent savo, kaip sakyt, manau, daugeliu tos probleminės vietos, šlaunys, sėdmenys ir pilvas. Išsitepiau termokremu ir apsivyniojau maistinę plėvelę ir tada apsirengiau šiltais drabužiais. Arba tiesiog susisukam į dekį. Tada gausime maksimalų efektą. Bus jausmas, atrodo kaip degina tiesiog, bet tai ir yra būtent tas dalykas, kuris padeda aktyvinti visą medžiagų apykaitą ir padeda mažinti mūsų apimtis. Tai rinktis galėsite nebūtinai iš šito rinkinio, čia yra šitas negyvosios jūros purvo šitas rinkinys, arba galite baltąją liniją rinktis, kur yra šveitiklis, yra termokremas, bet svarbiausia yra termokremai. Ir pirmas mėnuo yra aktyvumas. Na ir aktyvumą, aišku, reikės išsiugdyti ir naudoti tiesiog toliau. Tai bus reikės arba nueiti 10 000 žingsnių per dieną. Kiekvienas turime savo telefonuose arba turime laikrodžius ar kažką tai, kas fiksuoja būtent tą nuėjimą, tai tikrai nėra sudėtinga tai sekti, arba 30 minučių kardio kasdien. Tai ėjimas, bėgimas, dviratis, elipsinis ar tiesiog kažkokio sporto treniruotė namuose ar tai sporto klube jau čia atitinkamai, kaip jūs pasirinksite ir kaip jūs norėsite patys. Ir tikslas viso šito yra reguliarumas, o ne intensyvumas. Tai nereikia persistengti labai smarkiai, svarbiausia, kad išmoktume tą daryti kiekvieną dieną. Toliau pereikime prie antro mėnesio. Antrajame mėnesyje ir trečiajame mėnesyje papasakosiu tik tai pagrinde, kurie papildai skirsis ir šiek tiek galbūt aktyvumas skirsis, o maistas ir kūno priežiūra lieka tie patys. Tai antro mėnesio tikslas yra riebalų deginimas, tai yra labai aktyvus riebalų deginimas, tai yra didesnė energija ir kūno apimčių mažinimas toliau. Ir toliau pradėkime metus su mūsų programa. Ir antro mėnesio papildai bus skirti būtent riebalų deginimui, tai yra Fat Burner Max papildas skirtas grynai riebalų deginimui, tai yra keli variantai, yra su mango ekstraktu, su guaranus ekstraktu, tai jau čia pasirenkate patys, kurį norite, ir energijos boosteris pakelti energiją. Tik labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu jūs turite padidintą kraujospūdį, jums nėra rekomenduojama naudoti energijos boosterio, nes jisai dar daugiau visą tai kelia. Tai šitoje vietoje atsižvelkite į savo sveikatos būklę ir įvertinkite tai, ar jūs galite jį naudoti ar negalite. Ir daugiau energijos treniruotėms, kad turėtume, ir skatinsime būtent riebalų deginimo procesus. Toliau maistas. Tai kaip ir minėjau, viskas lieka tas pats, tęsiamas taisyklingus lėkštės principas, daugiau dėmesio skirsime baltymams, reguliariam valgymui, mažinsime užkandžius ir vakarinius valgymus. Kūno priežiūra vėlgi išlieka, kaip minėjau, ta pati, termopriemonės, kūno šveitimas, daugiau dėmesio probleminėms zonoms. Aktyvumas. Tai aktyvumas vėlgi tas pats,
10 000 žingsnių per dieną arba 30 minučių kardio, dar galima pridėti lengvas jėgos treniruotės arba kūno svorio pratimus. Tai čia jau irgi vėl nuspręsite pagal savo kūną kiekvienas individualiai, ar jums užtenka tų 10 000 žingsnių ir 30 kardio, ar jums reikia daug. Tai kiekvieno individualus pasirinkimas. Ir keliaukime prie trečiojo mėnesio, tai yra būtent prie grožio mėnesio. Tai grožio mėnesyje toliau vartosime pagal poreikį riebalų deginimo produktą, bet tikslas bus dar pagražinti odą, plaukus ir nagus, juos pastiprinti, įtvirtinti mūsų jau turėtus rezultatus ir stangrinti mūsų kūną. Ir trečiajam mėnesiui, čia atsiprašau už klaidą, nepataisiau skaičiuko, reikalingi bus papildai būtent spirulina, kolagenas plaukams, nagams ir odai. Tai būtent tam grožiui mūsų iš vidaus ir kad subalansuotume savo organizmą. Ir kaip minėjau, kartu naudojame riebalų deginimą pagal tai, ar jums reikia, ar jums nereikia. Galbūt jau jūs turite pakankamai ten svorio nusimetę, ar ne, ir jums norisi tik tai padailinti linijas. Tai jums tiesiog nebereikia naudoti būtent riebalų deginimų, naudojate tai, kad pagražintumėte save. Maistas vėlgi lygiai taip pat kaip ir anksčiau, subalansuota mityba be griežtų ribojimų kažkokių, tai dėmesys maisto kokybei, porcijų kontroliai ir formuojamas ilgalaikis įprotis, kad išmoktume tiesiog taip gyventi. Kūno priežiūra vėlgi tas pats, termo ir stangrinantys gaminiai, masažai, galite naudoti kontrastinį dušą, jeigu tai jums yra aktualu, odos elastingumo palaikymas. Aktyvumas vėlgi tas pats 10 000 žingsnių, tai jau turi tapti kaip ir gyvenimo būdu, arba kardio, plus pagal poreikį lengva jėga ir taip turėsite daugiau judėjimo kasdienybėje, nes prisiminkite, kad mūsų tikslas yra reguliarumas, o ne intensyvumas. Ir rezultatų apžvalga. Tai dabar dar kas reikalinga padaryti prieš pradedant šį iššūkį. Tai reikia turėti pradinius savo matavimus, tai yra pasisverti ir išsimatuoti savo apimtis. Tai apimtis galite matuoti būtent tas, kurias norite, dažniausiai yra matuojama krūtinė, liemuo, klubai, dar kai kurie matuoja rankos apimtį, vieno šlaunies apimtį, tai čia jau kaip jums norisi, tiesiog kurias apimtis, bet 3 pagrindiniais krūtinė, liemuo ir klubai tikrai reikalingi ir svoris. Svertis geriausia visą laiką ryte, išsituštinus, tada žinosite savo tikrąjį svorį ir taip kiekvieną rytą tiesiog prisižiūrėti. Ir paskui po mėnesio, po 2, po 3 fiksuosime būtent rezultatus, tai būtent svorį, apimtis ir pažiūrėsime, ar tikrai jaučiatės nuo to geriau. Ir atsiminkite, kad visi šitie įgyti įpročiai tai yra ilgalaikis rezultatas. Tai jūs gyvensite su visu tuo toliau būsite gražios, sveikos ir laimingos. Na ir jeigu turite klausimų, tai galite juos užduoti man, tiesiog parašykite mano asmeninę žinutę. Tie, kurie norėsite prisijungti būtent prie grupės, rašykite tam žmogui, kuris jums atsiuntė šį video ir jūs prijungs prie uždaros Facebook'o grupės, kurioje pradėsime būtent savo iššūkį. Dar nepaminėjau vieno svarbaus dalyko, kad bus labai reikalinga atskaita. Tai yra būtent kiekvieną dieną, kiekvienas kelsime tai, ką valgome, kiek žingsnių nuėjome, kiek vandens išgėrėme. Tai yra reikalinga ne tam, kad sukontroliuoti kiekvieną žmogų, bet tam, kad tiesiog viena kitą motyvuotume ir užsimotyvuotume patys tai daryti iki galo, ką pradėjome. Dar vienas aspektas yra labai svarbus, kad
dėsime ir būtent maisto savo lėkštes ir taip galėsime padėti vieni kitiems būtent pasakyti, ar tas yra teisingai, galbūt kažką reikia išimti, galbūt kažką reikia pakoreguoti, galbūt kažkokia mėsos dalis nėra tinkama būtent lieknėjimui, ar ne, ar kažkas tai va tiesiog tam, kaip sakyt, ir pasidalinimui, kad ir kitus įkvėptume. Kitas galbūt nežino, ką norės ryt po ryt gaminti, ar ne, tai pasidaliname vieni su kitais būtent nuotraukomis ir rezultatais tam, kad įkvėptume vieni kitus, nes komandinis darbas yra tikrai žymiai lengvesnis, labiau motyvuojantis ir, kaip sakyt, mes kiekvienas lengvesnę atsakomybę nešame už tai, negu pradėtume tai daryti vieni. Pavyzdžiui, asmeniškai aš viena pradėjus labai greitai pamatau, bet kada pati esu dalyvavusi ne kartą tokiuose projektuose, tai tikrai turėjau nuostabius rezultatus. Tai linkiu ir jums kiekvienam užsibrėžti savo tikslus, žinoti, ko siekiate ir dalyvauti kartu su mumis nuostabioje komandoje ir pasiekti tikrai puikius rezultatus. Tai dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir kviečiu Jūs, jeigu Jūs susidomėjote būtent šituo projektu, parašyti arba man, arba tam žmogui, kuris Jums atsiuntė šį video. Ačiū už Jūsų dėmesį ir iki greito susitikimo lieknėjimo iššūkyje.